Čia mūsų rajonas, kuriam gyvenam. Mūsų apartmanį biškį toliau, čia parkingas 100 metrų. Kažkokiu būdu palikom atidarytą langą mašinai. O naktį nepamatėm, kad atidarytas. Nu ir nieks nieko. Aišku, nelabai yra čia vertingų daiktų ką vogt, bet nesimato, kad kažkas ten būtų naršęs ieškojęs daiktų. Dar vienas turistinis objektas pavadinimu Davolje Varoš arba Devil's Town. Čia maždaug šitos dalykus įsivaizduoja kaip velnius. Visai taip įdomiai atrodo. Tik iš nuotraukų įsivaizduoju, kad bus didesni, čia tokie pakankamai nedideli. Važiavam iki čia tokių visai smagių biškio off-road keliukų. Su visais varančiais gal nebūtų įdomu, būtų per lengva, o su galu varomu taip ant ribos jau buvo tokia vieta, kur galvojau, kad nepravažiuosim, bet pravažiavom, tai pats tas. Net nežinojau, kad čia kažkokių tai kalnų yra, nes čia buvau tik šitą objektą pasižymėjęs, galvojau, asfaltą davažiuosim ir lėksim toliau. O realiai biškį ir to off-roado gavom, tai labai gerai. Kitoj pusėje matosi keliukas, su kuriuo atvažiavom. Čia daug visokios metalo rudos. Jis per kamerą kažkodėl rodo pilkai, bet čia šitie akmenys žali. Tai žali čia bus varis. O ten žemiau buvo raudonas spalvos, tai geležis bus. Nu, rūdis praktiškai. Čia pat ir tokia mažytė cerkvė. Nusprendėm papietauti tokiam restorane. Tokioj nuostabioj vietoj. Čia nuo to velnio miestelio biškį nusileidus. Ten irgi buvo restoranas, bet prisėdom, pamatėm meniu kainas ir nusprendėm nebevalgyti ten. O čia tokio dydžio kepsnys už
8 eurus maždaug. Čia kad suprastume dydį, va, šakutė standartinė ir koks mėsos gabalas. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Privažiavom kažkokį tai pylimą, dirbtinai supiltą. Kelias ten eina. Tai neaišku, ar čia kokia buvusi užtvanka. Upelis teka, bet labai toksai mažiukas. Kalnas ir slidinėjimo kurortas Kopaonik. Čia dar ne pats kalnas, dar reikėjo važiuoti apie 10 km, apie pusvalandį rodo. Bet jau vaizdai fantastiški. Kamera, aišku, ten net 10% neperduoda to viso įspūdžio. Stovim eiliai prie sienos į Kosovą. Jau kiek čia stovim, kokių 10 minučių, gal 15. Iš 500 metrų iki sienos pajudėjom gal kokį 100. Na tai aš taip įtariu, porą valandų stovėsim. Šiaip tik dabar suvokiau, kad važiuojam blogiausiu įmanomu laiku, nes rytoj jau prasideda jų šventės, Velykos, tai šiandien kaip ir paskutinė darbo diena ir piko metu. Po darbų visi važiuoja vat, per sieną. Kas ten giminių turi, kas namo grįžta ir panašiai, tai lygiai taip pat kaip pas mus ten būna į Baltarusiją eilės, tai ir čia lygiai tas pats. Tai realiai pats blogiausias laikas važiuoti. Nieko nepadarysi, teks pastovėti. Dauguma stovi eilėj, bet yra gudročių, kurie bando vieni pro kairę pravažiuoti, kiti pro dešinę pravažiuoti, tai nesuprasi, ar jiem ten yra kažkokios privilegijos be eilės sieną kirst, ar čia tiesiog nagli tokia. Nu, biški mažiau bardako nei į Ukrainą važiuojant, bet vis tiek kažkas vyksta, nėra, tai kad labai jau taip gražus, mandagus sienos kirtimas. Va, biški veiksmas.
ir įlindo visi. Įvažiavom į Kosovą. Kiek čia mes maždaug užtrukom? Valandą 15 minučių. Kontrolė paprasta. Ten serbų ir kosoviečių siena kartu. Tai serbai patikrino pasus, išleido. Tada iš karto kita būdelė, net iš mašinos lipt nereikėjo. Kosoviečiai patikrino pasus, tada kitas sako, viskas ok, tik tais draudimą pasidarykit, nes jūsų žalia kortelė Kosove negalioja. Tai minimum 15 dienų, 15 eurų. Ima eurais ir duoda gražą eurais, tai viskas tvarkoja. Tik tais vietoj Lietuvos įrašė Latvija. Sakau, kodėl Latvija? Sako, tai albaniškai Latvija. Sakau, tai kaip tada Latvija albaniškai? Tai sako, nežinau. Nu tai žodžiu, būsim Latvijais Kosove. Taip, dar čia kažkokie postai, nežinau kas. O, ieškom dabar, kadangi jau temsta, tai ieškosim, kur sustot nakvot kažkur gamtoj. Bent jau gamta graži matosi. Tik tais programėlės nieko nerodo, jokių aikštelių ir taip toliau, tai reikės jau patiem kažkur bastytis, ieškot gražių vietų. Minusiukas šito regiono, kad anksti temsta. Dar tik 8, dar galim būtų važiuoti, bet jau praktiškai pilnai tamsu. Radom čia tokią vietelę. Visai pakankamai nebloga. Čia užsimaskavom tarp krūmų su vaizdu į miestelį ir su garsais iš, nežinau, sakė bažnyčia, bet aš tai galvoju, kad čia labiau mečetė. Dainuoja ten kažką, tai man atrodo pas jos irgi kažkokia šventė šiandien, bet ne Velykos, o kažkas kita. Rytas prasideda su tokiais vaizdais. Kai visada jau kelintą kartą iš eilės apgauna orų prognozė. Žadėjo, kad lietaus nebus, jisai bus ten toliau. Giliau Kosove ir mus praeis šonu, bet stipriai lyja. Tingėjom vakar kėdutės sudėti į stogo bagažinę, tai sušlapo. Aš manau, jos praktiškai sausos jau ryžius. Prieš tai lygiai tas pats buvo, kai gamtoje miegojom. O kai pamatom, kad lietus ir tada važiuojam į viešbutį, tai tada pasirodo lietaus nebuvo. Žodžiu, orų prognozės, tai čia nieko vertas. Iškart norėčiau papasakoti apie Serbiją, kol atmintis nepablogėjo, įspūdžiai nepasimiršo. Šalis, iš tikro, žymiai geresnė nei įsivaizdavau, nei mums buvo kalama per purvasklaidą, per, ten nežinau, filmus kokius, per visokius ale blogerius, nuomonės formuotojus ir panašiai. Ten kaip tik, ne per seniausiai prieš kelionę ten mačiau visokius ten šlikščius video, ten maždaug, nevažiuokit į Serbiją, ten Serbija prorusiška, ten viskas rusiškai, ten visų rusai, visų rusiškos prekės, nevažiuokit, ten nedraugiška šalis. Nežinau, per kurią vietą jinai čia prorusiška. Aišku, gal ten oficialiam ten valstybės lygmenį, gal tenais valdžios ten kažkokia pozicija, ten man tas visiškai neįdomu. Realiai važiuojant, nieko nemačiau, nei vieno užrašo rusų kalba. Parduotuvėse 3 ar 4 kartus buvom, skirtingose, nei vienos rusiškos prekės nemačiau, nei ant vienos prekės, nei rusiškos etiketės, nei rusiškos instrukcijos, nieko. Per kurią vietą tai čia ta šalis prorusiška, tai neįsivaizduoju. Vienintelis, ką mačiau rusiško, tai Lukoil degalinė, kuri beje ir pas mus netaip seniai buvo, ir Yandex taksi Belgrade, kur irgi pas mus vos čia prieš kelis metus buvo. Kas ten jau tokie jau žiaurūs rusofobai, tai galit važiuoti, nieko čia rusiško nepamatysit. O jeigu normalus žmogus, tai to labiau. Normali šalis, tikrai saugi. Kai buvom palikę langą atidarytą visą naktį, nieks nieko. Šiaip žmonės vietiniai labai malonus, tikrai nėra pikti, kažkaip įsivaizdavau, kad serbai čia jau tokie pikti, čia jau tokie agresyvūs, ten biški, ten pasikėlė, ne, serbai labai malonus, labai draugiški, ten, kai sugėdau, tai ten visi iš karto norėjo padėti. Ir šiaip kažkur užeini ten
ar kasoj, ten susimokė, ar kad ten pas pardavė, ar ką, iškart tik tais pamatė, kad tu turistas, iškart pradeda šypsotis, nors ten angliškai nė žodžio nesupranta, ten bando kažką pasakyti, ten vienas ten kažkiek rusiškai šnekėjo, tai ten, Lietuva, sako, sabodis, ten iškart ten pažvengėm, žodžiu. Ten. Tikrai visi faini, malonus, draugiški ir tikrai nėra, kad kažkokia čia baisi šalis, kuria čia reikia apvažiuoti, kai kurie negalima važiuoti. Ant sienų eilės, tai įvažiuojant praktiškai eilės nebuvo, labai greitai. Patikrų jokių nėra ant sienų, mašinų niekas neatidarinėja, net mašinos dokumentų neprašo, pasus tik pažiūri, palinkė laimingo kelio ir viskas. Toks gal didžiausias minusas, tai yra kuro kainos, realiai didelės, didesnės nei pas mus, nei aplinkinėse šalyse. Maisto kainos parduotuvėse, kaip pas mus, tai sakyčiau irgi brangu, nes dažniausiai važiuoji kažkur į užsienį, tai dažniausiai apsipirki pigiau, net ir Vokietijai pigiau. Kainos restoranuose tai Belgrade labai brangu, kaip pas mus. Nuo Belgrado 100 km nuvažiuoju ir jau viskas 2 kartus pigiau. Nakvynės labai pigios, viešbučiai labai pigus, net tingėsi palapinę traukti, ten ant 3 žmonių 19 eurų. Keliai, jeigu pagrindiniai, greitkeliai ir pagrindiniai keliai ne greitkeliai, labai geri, geresni nei Lietuvoje. Miestuose keliai irgi neblogi. Užmiesčio keliai, tokie jau kaimų keliukai, jau būna ir labai prastu, Tai su lengva mašina, jeigu žemo profilio padangos, tai pagrindiniais keliais jokių problemų, galima ir su labai žema mašina važiuoti, bet jau kažkur tuose kalnų keliukose, kaimų keliukose, tai jau nevažiuočiau su žema mašina, su žemo profilio padangom, jau su standartinė mašina dar galima pravažiuoti, vietiniai visi važinėja su standartinė mašina. Miestai nelabai gražus, nieko kažko tokio wow nepamatysit. Miestai, kaimai, tai vietom Italija, vietom Ukraina, vietom Gruzija, vietom Rumunija, tai maždaug tokios šalis. Kažko tokio jau vakarietiško tokio, kai ten kokioje Austrijai, ten gražus namukai, gėlytės, ne, tokio nėra. Bet kažkokio tokio visiško bomžino ten, kad šlykštų būtų žiūrėti, irgi nėra. Tai čia gal pliusas, pavyzdžiui, lyginant su Italija, nes Italija atrodo praktiškai taip pat, bet dar plius pilna bomžų, pilna šiukšlių, smirda ir taip toliau. O čia atrodo vizualiai taip pat, bet nėra šlykštų, žodžiu, nesmirda ir nėra bomžų. Tokių tam tikrų tamsaus gymio nacijos žmonių, nesakysiu pavadinimo, kad čia nieks nesupyktų, bet visi įsivaizduojat kas, kur pas mus ten tik narkotikus pardavinėja ir vagia. Čia jų irgi matėm, bet čia nepasirodė kažkokie pavojingi, tiesiog atrodė, kad normalų gyvenimą gyvena savo, ten vaikšto ten su vaikais, ten su pirkiniais ir taip toliau, žodžiu. Ne tie, kur ten prisikabina, ten daug pinigų ir panašiai. Nors jie buvo, bet netrukdė. Prie Kosovo jų kažkaip daugiau pasirodė. Šiaurėje jų beveik nebuvo. Belgrade buvo, matėm. Ir žemyn važiuojant vis daugėjo ir čia prie Kosovo sienos jau daugiau. Bet sakau, jie visiškai ten netrukdė. Tik tais taip gal juokinga buvo, nespėjau nufilmuoti, važiavom ir tiesiog vidury kelio ant asfalto išsitiesus moteris kilimą plauna. Žodžiu, žmonės faini, žmonės draugiški, miestai nelabai gražus, bet ir nelabai baisus. Jeigu norisi užvažiuoti, pasižiūrėti galima, bet ilgiau nei vieną dieną vienam mieste tai tikrai nerekomenduoju praleisti, užtenka porą valandų, esminius objektus pasižiūri ir viskas. Reikia važiuoti, svarbiausia, tai dėl gamtos. Tai ypač patiko prie Rumunijos sienos palei upę važiuoti tas kelias, kur ten dar pilis buvo, žiauriai gražus kelias. Toliau kalnai prie Bulgarijos sienos, ten irgi būtina užsukti. Ir čia jau kalnai prie Kosovo irgi labai faina. Aš įtariu, kad tokių vietų čia yra ir daugiau. Dar praleidom prie Juodkalnijos, yra nacionalinis parkas. Šį kartą nusprendėm jį praleisti, važiuoti toliau, kad jau ir taip Serbijoje čia beveik savaitę užtrukom, tai norisi ir kitų šalių pamatyti, tai palikom kitai kelionį, tai ten irgi turėtų būti gražu. Nesakau, kad čia ta Serbija tai yra kažkoks jau wow, jau kažkoks hidden gem. Ten hidden gem, tai galėčiau pavadinti Andorą, man buvo atradimas, ten tikrai hidden gem. Tikrai nuostabi, fantastiška šalis. Čia to nėra, kad čia kažkas jau taip wow, kad čia jau visiems reikia važiuoti, viską mest, visas kitas keliones, visas kitas šalis važiuoti iškart į Serbiją, ne. Taip tikrai nėra, bet jeigu jūs esat kažkur netoli, jeigu važiuoti į Balkanus, tai tikrai verta užsukti į Serbiją. Jeigu važiuojat kažkur, tarkim, iš Graikijos su mašina, tai tikrai galima drąsiai važiuoti pro Serbiją, nieko čia blogo nėra. Absoliučiai saugi šalis, normalūs keliai, tik tais kuro kainos ir viskas. O taip
Tikrai galiu rekomenduoti šitą šalį aplankymui, negaliu rekomenduoti kaip numeris 1 tikrai, bet ir tikrai nieko blogo, nieko baisaus čia nėra, kaip mums ten žiniasklaida bando suformuoti tą mūsų nuomonę. Ką tik pravažiavom pro tokį postą, kur stovėjo policija, bet mūsų nestabdė. Filmuoti ten buvo draudžiama. Ir tame pačiame poste prasilenkėm su keliom mašinom. Ant vienos buvo numeriai US Army, o ant kitų NATO numeriai. Tai vat klausimas, ką čia daro, nes Kosovas kaip ir nepriklauso NATO. Kosove kažkodėl viskas eurais, nors rašė internete, kad albaniškus pinigus naudoja, nu ir va kainos, pavyzdžiui, šlepėtis 1,5 euro. Kas čia dar? Nu gerai, šitie tai kaip pas mus kainuoja, vis importiniai. Čia turbūt miltų visas maišas, 14 eurų. Čipsai, tam 9 centai. O tokia baklava, 2 eurai. O pas mus būna ten 2 eurai vienas gabaliukas. Pigiausi jogurtai 19 centų. Ne kaip pas mus po 2 eurus. Čia viskas čia iki eurų, už keliasdešimt centų. Bet ne viskas pigų, pavyzdžiui, tokie konservai, tai nežinau kiek pas mus, bet ten Lenkijai, Vokietijai po 5 centų pirko. O čia tai virš euro viskas. Toks aptarnavimas čia. Ilgai važiavom čia į tą kalną, kokį valandą, gal pusantros. Nu ir atsirėmėm į sniegą. Čia niekas dar visiškai net nebandęs važiuoti. Net man atrodo, net nebandęs eit. Ir tik varatai sniegą palėtė iškart, pradėjo buksuoti, tai čia net su visais varančiais turbūt, kažin ar bandyčiau. Tas padangos į sniegą nekimba. Arba sniegas čia jau toks patirpęs. Čia irgi jau atsirėmėm į sniegą. Nu, teoriškai galima būtų bandyti prarauti, bet jeigu būtų geresnė vieta, čia iškart šlaitas, tai galima nuslysti apačion ir bus amen. Tai geriau nerizikuoti. Po kažkur čia papietausim, manau, ir leisimės žemyn. Kas Kosove iškart krenta į akį, kad labai daug šiukšlių visur pakelėse, kiek važiavom. Nu, Serbija, aišku, irgi buvo šiek tiek, daugiau nei ten Lietuvoje, tarkim. Vienas kitas šiukšlynas pakeliu, bet Serbijoje tai belė kiek. Ir va net visiškai in the middle of nowhere, kalno viršuj, suverstos šiukšlės. Nu, kaip taip gyventi, aš nesuprantu. O dar kažką ten svaigsta apie Europos Sąjungą. Ankstiem dar Europos Sąjunga tegul savo šiukšlės susitvarko. Todėl ir šiukšlina jie, kai būna emigrantai.
sustabdė ką tik policija. Šiaip Kosove labai daug policijos palyginus su Serbija. Serbija per visą šalį pravažiavam. Nežinau, gal du kartus gal tik mačiau policijos mašiną. O čia antrą dieną tik važiuojam, dar paros neišbuvom. Kilometrais čia iš vis nieko nenuvažiavam, o jau policijos jau belekiek matėm. Ir vieni žodžiu sustabdė ir ten vienas toksai jaunas, nu kaip kelių policininkas, kitas toks kaip paprastas policininkas apsirengęs, trečias vyresnis ten išvis civiliais apsirengęs, žodžiu, 3 policininkai sustabdė. Paėmė dokumentus ten, paklausė, per kurią sieną atvažiavom, kur važiuojam, ar užsakėm kokį viešbutį, kur praeitą naktį mėgojom, žodžiu, ten. Sako, čia nesipareikė, čia tipo paprasta šita patikra, tipo traffic check. Nes ten tik vienas iš jų angliškai šnekėjo. Sako, jeigu ko reikės, ten skambinkit ten 192, liktis, ne? 192. O čia taip vietiniai važinėja. Reikės pagalbos ar ką, tipo, atskambinkit. Nerealūs vaizdai ir kas įdomiausia, visiškai atsitiktinai čia užklydom. Pasukau ne į tą posūkį, nes navigacija buvo užsijungus, galvojau, jau atvažiavom į tašką, žiūriu, kad ne, bet žiūriu kelias eina, nu galvoju, pabandom. Ir va, niekur šitos vietos, jokiuose ten turistinėse žinynuose ir taip toliau, jokiuose puslapiuose nieks nerekomendavo. Čia turbūt, nu, drįsčiau teikti viena gražiausių vietų šioj kelioniai. Netoli nuvažiavom. Čia kažkada buvo tiltukas, turbūt išplautas. Ir ten kaip ir brasta, nu kaip ir negili, bet aš nežinau, ar įveiks ją. Su galu varomu ir dar padangos ant šlapio nelabai kimba. Toliau tai kelias normalus, bet čia gaunasi iš upės iškart toks kaip kalniukas. Kilom čia į kitą kalną, nu tiksliau į tą patį tik iš kitos pusės. Nu ir ten jau vienoje vietoje labai jau buvo statu ir labai birus smėlis, tai ten net su visais varančiais, kad žino, ar būčiau įveikęs. Čia tokia pasakiška vieta su nerealiais vaizdais ir būtų tikrai pasaka čia pernakvot, nes jau vis tiek 6:30, jau už valandos bus tamsu. Jau kaip ir laikas ieškoti nakvynės vietos, bet labai šalta. Labai šalta, nežinau kokie gal 5 laipsniai tik tais, kai apačioje plus 20. Tai greičiausiai leisimės žemyn, ieškosim kitos vietos. Asfalto važiuojant irgi vaizdų užtenka. Bordiūras toks išlindęs, tai galima ir nepastebėti. Nu, bet tokia graži vieta, vat, ir vis tiek reikia prišiukšninti. Vat, valgė tą savo sušiktą jogurtą, nu nesunku pasiimti su savim išmest. Nu, visur primėtyta, visur. Gal
kalno viršui, kur iš vis atrodo, nei vieno žmogaus nėra buvę. Ten pilna šiukšlių. Kaip jie taip gyvena, nesuprantu. Elektriko košmaras. Kol ieškom kur nakvot, tai nusprendėm negaišt laiko ir prisėst pavalgyt. Čia kavinė. Nu ir už Vilniaus dienos pietų kainą, vat toks skaniai kvepintis maistas. Paragausim. Šiaip pigų. Alus 2 eurai su centais, o čia kažkur po 5, po 6 eurus. Kainos džiugina, o šitam restorane pasidėjom. Tam pavadinimas kafe, bet realiai restoranas. Toks, nu nesakyčiau, kad labai prašmatnus, bet toks jau iš geresnių toksai matosi. Ten ir padavėjai, taip tvarkingi, viską ten. Tarnavimas puikus. Visi taip sėdi ten, gražiai apsirengę, mes ten atėję kaip bomžai, ten kokie jau jautėmės. Sumokėjom 3 asmenim 25 eurus. Čia su alum. 3 patiekalai, dar desertų atnešė nemokamai, bandelių atnešė nemokamai ir dar sriuba buvo.